Lengvas strateginis stalo žaidimas Chicken Farm skirtas visai šeimai privers sukurti geriausią strategiją tam, kad jūsų vištų ferma surinktų kuo daugiau taškų ir atneštų pergalę. Pasiruošimas žaidimui. Padėkite taškų skaičiavimo lentą stalo pakraštyje. Pasirinkite mėgstamos spalvos žymeklį ir padėkite jį ant taškų skaičiavimo lentos laukelio pažymėto 0. Sumaišykite kortas ir užverstą kaladę padėkite šalia taškų skaičiavimo lentos. Padalinkite kiekvienam žaidėjui po 3 kortas. Nuo kortų kaladės viršaus paimkite 4 kortas ir padėkite jas atverstas šalia taškų skaičiavimo lentos. Tai kortų turgus. Pasirinkite žaidimo lauko dydį – mažą, vidutinį arba didelį. Sudarykite pradinį žaidimo lauką. Nuo kortų kaladės viršaus paimkite 4 kortas ir padėkite jas atverstas stalo viduryje. Tarp kortų turi būti palikta kortos dydžio erdvė. Dėmesio! Tarp 4 pirmųjų žaidimo lauko kortų negali būti plėšrūno kortos. Jei ištraukite plėšrūno kortą, įmaišykite ją atgal į kortų kaladę ir padėkite naują pradžios kortą. Žaidimo eiga. Žaidimas vyksta laikrodžio rodyklės kryptimi. Kiekvienas žaidėjas per savo ėjimą gali atlikti vieną iš 2 veiksmų. Pirmas veiksmas – paimti vieną norimą kortą iš kortų turgaus arba viršutinę kortą nuo užverstų kortų kaladės. Rankoje galima turėti iki 4 kortų. Antras veiksmas – į žaidimo lauką padėti vieną iš rankoje turimų kortų ir iškart gauti kortoje nurodytą taškų kiekį, pažymint juos taškų skaičiavimo lentelėje. Padėjus kortą, nauja netraukiama. Toliau žaidžiama su tiek kortų, kiek liko. Padėta korta privalo kampu ar kraštinė liesti bent vieną žaidimo lauke esančią kortą. Kortas galite dėti į bet kurią pusę, tačiau svarbu neišeiti iš žaidimo pradžioje pasirinkto žaidimo lauko dydžio. Jei surinksite daugiau nei 50 taškų, turėsite pradėti naują ratą, apversdami savo žymeklį taškų skaičiavimo lentoje. Padėjus kortą su viengubomis rodyklėmis, taškų gausite tik už tas kortas, kurios liečiasi su šia korta pagal rodyklių kryptis. Padėjus kortą su dvigubomis rodyklėmis, taškų gausite už visas ant stalo padėtas kortas nurodytomis kryptimis. Žaidimo pabaiga. Žaidimas baigiamas, kai pasirinkto dydžio žaidimo lauke nebelieka tuščių vietų. Žaidimą laimi žaidėjas surinkęs daugiausiai taškų. Taškų gavimas. Gaunamų taškų kiekis priklauso nuo to, ar įvykdoma kortoje nurodyta sąlyga. Pavyzdžiui, padėjus viščiuko kortą ir neįvykdžius sąlygos, gaunamas 1 taškas. Jei įvykdoma kortoje nurodyta sąlyga ir viščiuko korta ribojasi su nurodytų spalvų kortomis, papildomai gaunami 3 taškai, taigi iš viso gaunami 4 taškai. Išsame informaciją apie kortose gaunamus taškus rasite taisyklių knygelės 8-15 puslapiuose. Sėkmingo jums viščiukų ūkio!